Labą dieną. Buvome Latvijoje ir Bauskės pilyje ir Rundalės rūmuose. Bauskės pilis tai Livonijos laikų pilis 16 amžiuje pastatyta. Tai priklausė Kuršo hercogų ketlerių apartamentas. Tai pilis suskirstyta senoji dalis ir naujoji dalis. Senoji dalis tai yra pastatyta buvo 15 amžiuje, o naujoji 16 amžiuje. Senoji dalis tai 15 amžiuje statyta Livonijos ordino pilis. Išliko tik griuvėsiai. 15 amžiuje pastatyta, išliko tik griuvėsiai. O naujoji dalis pastatyta 16 amžiuje ir ji rekonstruota. O iš bokšto matyti tai yra senoji pilis. Ir naujoji pilis, kuri rekonstruota. Ir naujoji pilis rekonstruota, 16 amžiuje pastatyta. Tos pilis priklausė Kuršo hercogų ketlerio apartamentai buvo. O iš bokšto matyti tai naujoji pilis. Vienintelis architektūros paminklas Latvija Livonijos ordino tvirtovė, tai parakinių šaunamųjų ginklų tvirtovė. Tenai yra va tokie šaunamųjų ginklų parakinės patrankos. Labai neduoda varinėti. Tai jau naujosios pilies dalis. Yra 20 km nuo Lietuvos ta pilis ir 70 km nuo Rygos. Labai saulė šviečia, neduoda matyti. Ant dolomito pagrindo išmūryta molio dengtomis plytomis. Sienų storis 2,5 metro. Statant bokštą kelis kartus griuvo, apgriauta yra. Ir buvo toks pasakojimas, kad kas pirmas ateis prie tos pilies, tas bus įmūrytas gyvas. Ir atėjo statybininko žmona, vadovo tų statybininkų pirmą, ir nešė pusryčius vyrui. Tačiau priekyje ėjo šunelis ir tas šunelis buvo įmūrytas. O iš ten iš bokšto, užlipus į bokštą, matosi Mūšos ir Nemunėlio santaka yra. Labai gražios sraunios upės. Suteka į vieną santaką. Ir gražios sraunios upės. Tiltas yra labai gražios vietos pasivaikščioti. Čia prie tų parakinių patrankų.
gražios labai vietos pasivaikščiot, labai patiko, ypač tos mūšos ir Nemunėlio upės, sraunios tokios, suteka į vieną ir iš tolo matosi ta pilis, iš tolo matosi ant tilto čia per tas upės ant tilto stovi, tik labai saulutė šviečia. Ir nuvažiuokit į Latviją. Ir pamatysit, labai įdomios vietos, gražios. Ypač Bauskės pilys, labai įdomios. O tenai taip pat dar galim pasivaikščioti prie paminklo, nežinomo kareivio paminklas. Ir taip pat Latvijos nepriklausomybės atkūrimo paminklai. Čia net 3 matosi tokie. Ne 3 matosi. Dabar gerai. Latvijos nepriklausomybės prie paminklų taip pat. Taip pat šia dalis, tai irgi priklauso. Ir čianai prie kavinės labai man patinka tokios tvorelės padarytos. Kolonėlės, vienu žodžiu, kolonėlės. Dar gal gerai nesimatė. Ir pilis tapo Vokiečių ordino sostinė, todėl buvo nutarta pastatyti naujoji pilis 1587-1596 metais. Pilis tapo pirmojo Kuršių hercogo Ketlerio, kaip sakyti, apartamentais. Gokardo Ketlio rezidencija. Todėl miestelis buvo perkeltas toliau ir pavadintas Bauskė. Šiaurės karo metu pilis kartus buvo užėmę švedai, rusai, lietuviai. 1706 pilį užėmę rusai ją susprogdino ir nebeatstatė. 1973 pilį nutarta atstatyti ir restauruoti. Dar gal pilis ta nelabai matėsi iš toli labai saulė šviečia. Iš toli per tiltą. Daug žalumos, gražios vietos, labai gamta patiko, labai graži gamta. Labai graži gamta. Čia toliau matosi ta santaka. Įtekėjimas. Po viena pusė pilies yra Mūšos upė, po kita Nemunėlio upė. Čia ta senoji pilis jau labai sugriauta tokia ir ji nebelabai neatstatyta. O čia naujausios dalies einant, tai į senąją pilį. O čia naujoji dalis, tai jau restauruota, labai gražiai atrodo, restauruota. Ir čia ant tos pilies laiptų. Patarčiau nuvažiuoti Latviją, tikrai labai gražu. Tos patrankos tai gynėsi čia nuo vokiečių, nuo rusų ir buvo tvirtovės apsigint, kaip sakyt. Ir čianai. Ir po viena pilis, po kita pusė sraunios upės, čia jau ta restauruota dalis. Kartoju, nes gal nesimatė labai. Gražios dienos, ačiū.